Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pasidalinti viena savo kelnių aselių siuvimo paslaptim. Man šitas būdas labiausiai patinka, jisai šiek tiek skiriasi nuo masinės gamybos aselių siuvimo. Taigi, pradedam. Pirmiausiai pasiruošiu aselių juostą. Ją kerpu vientisą 3 cm pločio. Pas mane yra 3 cm, gausis tokia, neplona aselė. Jeigu norėsite plonesnių, smulkesnių, tai tada kirpkite 2,5. Tada iš gerosios pusės apmėtomi šitos juostos abudu kraštai. Overlokas lenkiamas yra į blogąją pusę, taip, kad jisai va taip vienas su kitu sutaptų. Aselių juosta yra prilyginama ir kai jau prilyginot, tada iš gerosios pusės peltakiuojam per kraštą. Maždaug 3 mm nuo vieno krašto, 3 mm nuo kito krašto. Jei darysite aselę plonesnę, 2,5, jinai gausis šiek tiek tokia siauresnė, mažesnė. Maždaug, štai tokia. Ir tada, aišku, tuos peltakius tada darykit po 1 mm nuo vieno krašto ir nuo kito krašto. Prilyginam, pasiruošiam, tada reikia visą šitą makaroną ilgą, gražų, susikarpyti jau į aseles konkrečias. Mano juosmuo jau pasiūtas bus 3 cm pločio, aselę kerpu 8 cm ilgio. Susimatuojam ir sukarpom. Atsikerpam tiek aselių, kiek mums reikės. Pasižymėkime aselės prisiuvimo vietą. Dedame aselę gerąją pusę į gaminį. Čia mes matom overloko kraštus. Dedam pagal pažymėtą vietą. Ant viršaus dėsime juosmens vieną kraštą. Ir juosmuo, kaip jau jūs turbūt žinote, prisisiuva 1 cm pločio siūle. Dar padarom. Prisiuvamas ir vidinis juosmens kraštas. Aselė lieka pakolkas atlenkta. Prisiuvom, belieka pritvirtinti aselę. Tam, kad turėtų diržas šiek tiek laisvumo, o jeigu dar diržas yra platesnis, negu kad mūsų yra juosmuo, paliekam štai tokį persilenkimą už diržo apatinio krašto. Čia maždaug bus 0,7 iki 1 cm, nedaugiau. Toliau, viršutinis kraštas atitraukiamas nuo juosmens. Maždaug per 5 mm. Ir mes jį dabar prisiūsim maždaug 1-2 mm atstumu nuo atitraukto krašto. Ir dabar, kad šito krašto nebūtų matyt, mes va štai taip užlenkiam aselės kraštą, padarom jį lygų su juosmens viršutiniu kraštu. Ir per viršutinį kraštą darysim užtvirtinimą. Užtvirtinimas yra daromas 1 mm nuo palenkimo krašto.
kirpsiu siūlus ir parodysiu jums iš arti. Štai tokia gaunasi mūsų prisiūta selė, pakankama diržui įverti ir kas man labiausiai patinka, viduje jokių siūlgalių nėra nei iš vienos pusės. Jinai viršutinis jos kraštas yra užsiūtas aklinai ant lenkimo. Štai taip. Gerų jums siuvinių, gražių kelnių ir gražiai pasiūtų eselių. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Iki kito karto.